Na ką, tėčiaus saga pasibaigė. Šiaip tai gan greitai palyginus su kai kurių kitų žmonių standartais ir kalbėjimuose greičiu. E, atrodo labai paprastai, bet aišku, nebuvo paprasta. Ar pakeičiau savo tėtį, arba įdėjau kokio nors, ką žinau, mąstysenos, tokios optimistiškesnės arba dar kažko, arba tiesiog potencialą jo išaukštinau. Norėčiau manyti, kad taip, bet žino tėčiai, savo turi, savo žino ir, ir nemanau, kad aš jį stipriai ir pakeičiau. Ir plus kitas dalykas, tikrai nereikia tikėtis, kad iš vieno pokalbio kažkas pasikeis. Ir ne prie to reikia prisikabinti ir ne tą reikia paimti ir išaukštinti. Ne į tą reikia žiūrėti. Reikia įžiūrėti į save. Jūs įsivaizduojat? Aš paėmiau, padariau tokį visą, čia ne montažą, bet tokį visą aukštį, kad aš čia nesugebu panašiai. Ir aš tiesiog paėmiau, pasikalbėjau. Nu į ką? Geriau dabar. Man geriau. Tėtis, ką žinau, tėčiui turbūt sunkiau, nes aš labiau ten jį, ne tai kad pamokslavau ar kažkas panašaus, bet aš jam suteikiau tos mąstysenos. Jam labai reikia pozityvumo, jis į viską labai žiūri negatyviai, jis nebeturi to potencialo savim, jis nebejaučia, ką toliau daryti, jis yra užstrigęs vienam darbe, vienoj rutinoj, tai aš, pavyzdžiui, negalėčiau taip. Aš negalėčiau taip. Aš turiu va šitą kanalą, tą gaming kanalą, paskui dabar tos žibinto restauravimo idėją, paskui profkę ir paskui dar tiesiog aplamai žiūriu visokius YouTube'ės video, kaip ten geriau jaustis. Kaip save geriau išaukštint. Ir vienu žodžiu, man tiesiog, nežinau, aš nesugebėčiau tiesiog vieno darbo išvažiuot 2 mėnesiam ir tada grįžt 2 savaitės ir tada 2 mėnesiam ir tada 2 savaitės ir tada 2 mėnesiam ir tada 2 savaitės. Nežinau. Nesugebėčiau aš tai. Man reikia vis kažką kito daryti, man reikia vis kažką kito kalbėti, man vis reikia ką nors kito veikti. Ir vienu žodžiu, aš tiesiog jam daviau tą dalyką, kad, galima ir taip. Biški, tai nebuvo daug, aš nieko jo nepakeičiau, aš ir nelabai stengiausi, aš tiesiog norėjau, kaip ir mano bio rašo ant mano kanalo, savo požiūrių keisti biški į geresnį pasaulį, nuvesti žmoniją. Tai tiek. Kas iš to jum? Jūs galit? Man sunku buvo. Aš paėmiau, tai padariau. Tai dažniausiai visi labai stipriai jūs ar kitus pakeičiantis dalykai būna sunkus. Jie būna tokie užgniaužę jūs labai stipriai. Į ką, jeigu persiverži, smagiau būna, tikrai smagiau būna. Skauda tuo metu. Šiaip tai ne, kai pradėjau kalbėtis, man žinot, kas buvo siaubingiausia, paimti ir atsisėsti prie televizoriaus su juo kartu ir pasakyti, paimk, paspaus pauzę, galim pasišnekėti, va tai man buvo sunkiausia. Paskui 3 valandas mes šnekėjom ir man nieko nebuvo. Tai toksai, ką žinau, tiesiog tas pradėjimas, tas supratimas, kad kažkas pasikeis, jeigu tu paimsi ir padarysi nebūtinai pas jį, pas tave ego, tavo ego visą laiką bando tave įdėti į tą tokią komforto zoną. Ar tai būtų negatyvi komforto zona, ar tai būtų pozityvi, ar tai būtų dar kokia nors, jis bando tave taip palaikyti ten, kur tu esi dažniausiai. Ir tokiam idealė, kokiam tu esi, bet dažniausiai tavo ego ir
tavieji tikslai ir idealai dažniausiai, tiksliau, turbūt visada nesusiję būna. Ir tiesiog, tada jie susimuša biški ir visa tai, ką jūs jaučiat, tai ten yra tavo tiesiog galvelės, kuri galvoja kaip tu, ir tavo ego mūšis, galima sakyti taip, kaip aš įsivaizduoju šiuo metu. Jo, nežinau, senelizai, viską jūs galit. Aš galėjau. Man ką, aš galėjau. Jūs irgi galit. Gal jums sunkiau bus, galbūt skaudžiau bus, galbūt dar kaip nors bus, bet tik tai jūs laikot save nuo jūsų nusibrėžtų tikslų. Kartais, ir šiaip tai, jeigu žmogus kažko dar laukia, sako, man reikia dar kažkokio to magiško momento, kada man reikia, kad visos žvaigždės susialainintų, kad vat aš tai paimčiau ir padaryčiau. Žinokit, ko jūs ieškot tada, ko jūs laukiat, yra rock bottomas, tai yra pati žemuma. Aš nežinau, ar jūs to norit. Nes tada būna skaudu dar labiau. Ir aš nemanau, kad jūs to norit. Taigi pabandykit dabar padaryti, pagaukit drąsos, o ne rock bottomą. Ir manau, viskas bus gerai. Nes kaip pasakė vienas didysis, gana yra gana.